show starts in. Pradedam naują video. Šiandien išvažiuojam į Estiją. Su draugų kolektyvu vėl važiuosim offroadą. Manau, šiandien darysim rimtesnį offroadą. Ruošimės savo džipus. Visgi laukia kelionė iki Estijos. Pasitikrinam tepalus, užsukam į degalinę ir lėkt. Manau, netraukiu naktin, susitinkam Estijoje ir žiūrim, kas šiandien mūsų laukia. Ir mūsų pakatuškė dėja, bet prasidėjo iškart su lūžimais. Sulūžo pusašis vidinė granata. Tai yra kolektyvas išvažiavęs dalių. Mes miško sąlygom viską išsiardėm. Laukiam dalių, bandysim rinkti atgal. Ir tęsim savo kelionę. Kol laukiam detalių, vyksta maisto gamyba. Kepiamas maistą. Lūželis kūrenasi. Kepam mėsytę, kolektyvas laukia. Laukiam dalių, atvažiuoja dalis, renkam ir bandom važiuoti toliau. Yra pasidėti. Pirštą gali ir pirštų plaukai raituoja. Šiandien kažkaip geriau sulaužus sekėsi, ne? Aną kartą vleką rinkom, pūtėm, ko ten tik nedarėm. Tai sakau, man atrodo, aną kartą buvo tas beržas. Sekantis važiuojam.
ledas. Dar ne visai dačia. Ar biškai reikia? Ne, viskas gerai, ką jau šiek tiek. Tai atsistos, kai pradės važiuoti. Tai pakels tą mašiną. Kaip ledavą ištrauksi į viršų? Kaip tai į viršų ištrauksi, nu? Atsistojęs pasiškai. Gal ištamuosi dar? Kas nors ten šikna išplatina. Traukiam tave? Priekį belio kokio dydžio ledas. Ir nepramuša to ledo. Įdomu, neištraukime to ledą. Tai apeitė nėra kaip. O, čia yra ne džipas, čia yra amfibija šiuo metu. Ledą kažkas. Čia tai baigia išstumdyti. Matai, priekį tie pasibelio kokio dydžio ledai, o nėra kaip perė. Nebent lipt ant stogo ir per priekį. Kažkas lipa ant stogo, lai per padžeriką peršoka ir tos ledus bandyti išim, nes kitaip tai čia... Čia, man atrodo, eina praeit. Bandžiau, koja iki čia matų į viso gero. Tai dėl to ir sakau, kad per stogą. O. Į ledą remiesi priekinį ratų daug. Yra pjovė mane. Blokas jau. Nu, nieko. Mane šveičiai tą biškį vėl pavažiuo. Man reikia
Pagal garsus tupi. Nu ką, būna ir taip. Būna ir taip. Pasirodo. Ne, bet stogą dabar galima pasidėti. Metu vykdom galimą operaciją. Padžero vienas guli, kitas padžero guli. Virvė jau viena paruošta. Tuoj ruošiam kitą virvę, bandysim viens į kitą gerbinti. Žiūrėsim, ar pavyks iškelti iš ten. Šiuo metu vyksta variklio plovimas. Ten važiuoja pagalba. Bandysim kažkaip iškelt. Geri tie 5 metrai. Ką, dabar pris atgal staigiai, ne? Nežinau. Kol kas. Tai nežinau, mano manimu bandytų kažkaip čianai atsidurt maks šitą pusę. O daugiau aš nežinau, nes čianai visur pizda, čia ledas, pasieki ledas viršui ir paskui takla tokia, kur nert gali belekiek. Tai žiūrėk, man čia dabar tiesiai tai dūt. Mano manimu čia geriausia būtų. Nežinau, kur kitaip tu galėtum pravažiuoti kitaip, nes čianai aš nežinau. Nebent tu nori saugiau važiuoti, mesti šitą griovį ir iš jo išsigerbinti tiesiog iš karto. Įtariu, kad darom taip gerbinsiuosi viskas. Gerbė paruošta pasakyti. Mes gerbinsim identiškai kaip Jonas, nes čianai sėdės jo kapa. Net plačiau galėjai. Tai jau sėdžiu aš.
Nu, situacija tokia. Galiu žemę paliesti. Bet gelbėtai reikia. Tai bandom krapštytis į priekį. Kad drąsiai su X da važiuosit, reikia su tokiu. Jau, tu patėlį karakteras. Aš galiu pabandyti į priekį atleisiu. Na, noriu. Biškai reikia sugalvoti, kaip dabar daryti. Reikia nekristi to doną baisiai. O galima tą ratą patraukti? Ja, parodysiu. Sustabdėjai, ne? Ne. Ir vėl giliai. Gerai, kad pas mane lempas turi apsaugas, tai lempas išgyvens. Edis? Gerbi? Kas buvo? Ką reiškia šitas garsas? Sveiki. Туда. Eik tu,
čia, 4 valanda gal kažkas saugimo, tai panašu padariau toksai kažką. Jo, gal. Palauk! Ratai biški nebe ten žiūri. Palauk, vairą palaikysiu. Pabaigsit jūs filmuot ar nebaigsit, kelias? Man atrodo, tavo ampas kesto. Kas? Stiprintuvas kesto. Kodėl jis skęsta? Basaikas jau paskendęs. Iš kur ten oras eina? Ne, bet iš kur ten oras eina? Padangos. Lepo padangos. Duoda laiko visi ir gal. Yra, lupa visą. O, ledo luitas čia. Juda po sekundę, bet iš... Ten 2 džipai laiko. Vienas gervina. Padžierikas kyla į viršų. Nuo virvės tai atsargiai, nes jeigu kai jobins, tai jobins mums visiems. Gerai, piškit. Atsargiai. Mini sekundę duoda mano tą. Gerai, jau užlipom. Užlipom, bent jau ratas užlipo vienas jau čia. Tai jau gerai. Bet biškit duoda mano gervė, nes aš nelabai noriu likti jos. O! Amfibija. Rimvis sulankstis tau stogą. Vis ieško, kur čia kurva nagai perlys. Bandom. Ratai žiūri. Tiesiai. Bet tik 3 liko. Netraukia gervė tavo. Nu, nesiekia pultas. Man tai šitas akvariumas labai patinka. Dabar jau nepaleisk, nes kyla. Nebepatraukia gervė. Nuo laidų prikūrė padžėrą. Trauk. Gal traukiam tą. Bandom toliau tęsti gelbėjimo operaciją. Praėjau, pradėjau. Rimbi, ką darai? Užges. Užgesai? O dažnai čia būni? Pirma! Obudas ten sukasi, naudodas nerado. Svarbu dabar išaiškinti. Jo, bet kas iš to, jeigu obudas sukasi padangą, ne? Tas ratas sukasi. Vairas susuk vandeną. O jeigu leidus vairą. Atleis gervę vairą, tai gali susukti. O! Leidžiu važiuoti į mane. Ratus reikia sukti ir lėkti. Lipa! Dabar jau šiek tiek iškėlė, matosi, kaip giliai buvo. Aišku, padanga nubartuota. Bet... Kadangi variklį pavyko užvesti, jau progresas jaučiamas. Gervę turim. Atsikraus akumas ir gervinsis. Važiuok!
Pagal laukų lygis. Ohohoho. Čia džiavyklą buvo. Kadangi nusimontavo ratas, teks. Veiksmas vis dar vyksta. Dabar užsėdo Kangoo, bandau jį ištraukti, nes kolektyvui reikia važiuoti. Bet dėja, kol kas nesigauna. Aš save prisitraukiu link jo. Dėja nepavyksta, nes remiasi į ledą, tai bandysim traukti į priekį. Žiūrėsim, ar išeis ištraukti į priekį. Turėtų, manau, pavykti, bet ledai dar labai stori. Ištrauktas. Ir Kangoo išgelbėtas, pavyko. Dabar tikėmės jau išvažiuos iki galo. O čia vis dar gelbėjimo operacija vyksta. Padžero tupė ant rodabėj, vis dar to Padžero tempia. Po biškį lipa į viršų. Kyla Feniksas iš mirties. Ratas jau uždėtas, kitas nes ventilis nutrūkęs. Nebegalėjom užšaut. Tai jisai mažiukas yra. Šiandien Jono Padžero dirba kaip rimčiausias helperis. Kaip pasirūksta kūro. Pirmas išplovė, o antras pripurtė. Lipa, 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 lipa. Op! Nu, mes papuolėme filmą, tai labai rimta. Surlūžtam šitoj pelkėj. Andrius gervinasi. Tuo pačiu bando Joną trauktis, gervindamasis. Taip kad dirbam. Situacija kokia. Aš sėdžiu čia vėl žemė labai arti lūžęs. Dingo stabdžiai pas mane. Andrius pabiškį bando gervintis. Ten dar džipai guli, kurie irgi bando kažkaip gervintis, krapštytis. Taip kad žodžiu situacija labai liūdna. Ir rimta pagatuškė kaip reikalas šiandien. Tai bandom, nežinau kiek čia, 5-6 valandas krapštomės iš čia. Nu, aišku, krapštėm didžiąją dalį laiko Padžero, kuris giliai įskendęs buvo. Bet dabar dienos metu dar matėsi, kur man važiuoti. Dabar visur, kur važiuojam, viskas lūžta jau. Aš bandydamas išgervinti Andrių pats įkritau į duobę, kur net netrodė, kad čia yra duobė. Pasirodo irgi gili duobė jau išausta.
Gelbimo operacija vis dar vyksta, jau pasistumėjom gan stipriai į priekį, pavyko Jono džipą ištraukti, dar nežinau, gal bandysim ir be džipą ištraukti, bet bus matyti. Traukiam paskutinį šiandienos nelaimėlį. Čia jau išbėgo vanduo iš salono, bet buvo pilnas salonas šiandien vandens, visur buvo viskas skęsta. Čia tas žalesis džipas, kuris tupėjo ten labai giliai. Taip paskutiniai akordai dar įkritau į vieną vietą. Bet jau aš už vairo sėdžiu dėl to, kad savininkas šiandien turėjo išlėkti. Tai teko man padėti ten 3 džipai, 3 gervėm. Per daug kinėtinių traukiam. Jono džipas išgelbėtas. Šitą džipą irgi išgelbsim ir šiandiena bus baigta. Tai aš purvinas nusikalęs, tai video baigiu taip. Jeigu patiko šis video, nepamirštam paspausti laiko, pasidalinti su draugais ir sutinkam sekančią mūsų video. Nors ir atsisveikinau, vis dėlto dar trumpa atkarpa. Deja, bet mano džipui nutrūko generatoriaus diržas, o generatoriaus diržas suka ir vandens pompa. Tai važiuoti nebeišeina. Tai dabar laukia traukimas iki lokacijos. Dabar jau tikrai visa, draugai.